Kadangi nesu IT specialistė, tai čia man prireikia pagalbos. Šiandien mes norim pristatyti klasterizacijos idėją, kadangi ši idėja yra labai patraukli, jinai yra naudinga įmonėms. Taigi mes šitame kibernetinio saugumo fone norim tiesiog supažindinti jūs su galimybėmis, kitokiomis darbo formomis, negu kad įmonės iki šiol yra dirbusios. Taigi, reiškia, kokios yra verslo galimybės augti klasteriuose. Čia yra, kadangi aš rašiausi skaityti pranešimą anglų kalba, labai atsiprašau, skaidrės yra anglų kalba, bet manau, kad daugelį iš jūsų tai yra kalba, kuri nekelia problemų. Čia yra teisinė aplinka, kurioje mes dirbame. Tiesiog jūsų žiniai, aš nekomentuosiu tų įstatymų, nes jie turbūt labai nuobodus, bet iš tiesų, kai prireikia tvarkyti kažkokius tai reikalus susijusius su klasteriu, tai vis dėlto verta žinoti tuos įstatymus, kuriuos reikėtų pasižiūrėti. Tai tiesiog jūsų informacijai, vėliau, manau, skaidrės bus visiems prieinamos, tiesiog pasižiūrėti. Reiškia, taigi pradėkime nuo klasterio sąvokos. Europos klasterių memorandumas sako, kad klasteriai yra pagrindinis variklis ekonomikos ir inovacijų. Dabar, kasgi yra klasteris? Aš, reiškia, pasinaudojau Google ir pamėginau surasti, kaip tai siejasi su IT. Ir viskas arčiausiai, ką aš galėjau surasti, kas siejasi su IT, tai buvo data clusters. Bet tai tikrai nėra tai, nes mes kalbam apie verslo klasterius. Bet kuriuo atveju tai turi sąsajų, nes tai kalbam apie įmonių grupę, taip, kurie gali būti nebūtinai įmonių grupė, gali būti paprastos įstaigos, viešosios įstaigos, dažnai prisijungia universitetai. Ir jungiasi čia universitetai su vienu tikslu, reiškia, daryti bendrą veiklą ir gauti ekonominę naudą. Visi kartu, išnaudojantis savo stiprybės tam tikrose srityse. Taigi, jūs čia matote apibrėžimą, kuris yra, bet paprasta kalba tai yra tiesiog noras dirbti kartu ir dalintis tuo, ką kiekvienas turi ir gauti iš to ekonominę naudą. Pačia klasikinė prasme klasteris yra įmonių klasteris. Yra tada, kai įmonės jungiasi kartu tam tikroje vertės grandinėje, reiškia, įmonės vertės grandinėje tam tikrą dalį susijungia, kad galėtų daryti kartu arba minimizuoti kaštus, arba uždirbti daugiau pelno. Priklausomai nuo to, kokia yra vertės grandinės dalis, tas tikslas paprastai ir yra tame. Arba mes vėliau prieisim prie vertės grandinės ir galėsiu aš plačiau pakomentuoti. Pagrindiniai klasterių tipai yra geografinis klasteris, tai čia turbūt žodis pats savaime apsprendžia, kas tas yra geografinis klasteris, tai yra tam tikroje vietovėje besantis klasteris, kuris jungia įmonės, nebūtinai besisiejančias tam tikrą prasme, tam tikrą tematiką. Sektorinis klasteris, tai paprastai yra dirbantis toj pačioj srity. Mūsų, pavyzdžiui, Lietuvoje labai geras pavyzdys būtų turbūt lazerių klasteris arba kitas, bet kuris klasteris dirbantis tam tikroje konkrečioje srityje. Horizontalus klasteris yra tas, kuris naudojasi tais pačiais resursais. Aš sakyčiau, pavyzdžiui, vienas iš neformalių klasterių pavyzdys yra, kai susikuria daug restoranėlių vienoje gatvėje ir tai tiesiog žmonės pritraukia. Aišku, jis nėra galbūt formalizuotas, bet tai taip pat yra tam tikras įmonių klasteris, o ypač jeigu jie vykdo tam tikrą bendrą veiklą ir jie formalizuoja savo santykius, tai iš tiesų yra klasteris. Yra vertikalus klasteris. Tai, ką daro įmonės susijungdamos, jeigu mes žinom, korporacijos dažnai mėgsta įsigyti savo tiekėjus arba mėgsta įsigyti aukštesnę grandį, ar ne, per kur skirsto savo produktus. Tai klasteryje mes neturim korporacijos, mes turime atskiras mažas įmonės, kurios jungiasi sutartiniais pagrindais, vieni kitą papildydami toje, reiškia, grandinėje. Aiškiai, taigi kokia yra nauda, reiškia,
Kokia yra nauda jungtis į klasterius? Paprastai tiesiog galima sakyti, kad kiekviena įmonė, kiekviena įmonė atlikdama veiklą iš tiesų gali pasiekti tų pačių rezultatų, tačiau tyrimai rodo, kad tai iš tiesų nėra taip. Įmonės, mažos įmonės, jos turi dažnai vieną specifinę sritį, kurioje jie yra be galo geri. Ir paprastai turi išskirtinį gebėjimą, su kuriuo ir konkuruoja. Tuo tarpu turi kitas silpnas dalis, kurių negali kompensuoti. Tai susijungusios įmonės į grupę ir turėdamas savo išskirtinius pranašumus ir juos sujungusios įmonės dažnai pasiekia išskirtinių rezultatų. Ir tai yra pagrindinis dalykas, kodėl klasteriai kaip valdymo forma, kaip įmonių gyvavimo forma yra tokia produktyvi ir duoda naudą ekonomikai. Taigi mes čia turime būtent įmonės vertės grandinė. Klasteriai, kaip matote, gali jungtis bet kurioje iš šių grandinių. Klasteris gali apimti vien aprūpinimą arba vien produktų kūrimą, gamybą. Gali klasteris būti tik tai logistikos srityje arba kiekvienas gali daryti viską atskirai ir tik tai toliau aptarnavimas likti kaip bendras klasterio kažkoks tai tikslas, kurį daro visi partneriai kartu klasterio dalyviai. Taip pat klasterė paprastai būna, kas labai yra reikalinga, tai moksliniai tyrimai, R&D vadinamas, įmonės, dažnai atskiros įmonės neturi pakankamai lėšų, turi dažnai grandiozinės idėjas, tačiau trūksta vieno ar kito jungiamosios grandies kompetencijos ar kitų dalykų įrengimų. Taigi, darydami kartu tyrimus, taip pat sutaupo lėšų. Aišku, čia yra labai svarbu apibrėžti, kad būtų teisiškai pasidalinti įnašai kaip inputs and outputs, reiškia tai, ką įmonės įdeda ir ką paskui iš to gauna. Taip pat reikalinga infrastruktūra, jeigu tai yra tam tikras verslas, kuriam reikalinga infrastruktūra. Turim be abejo žmogiškų išteklių vystymą, kas, manau, jūsų sektoriuje yra ypač aktualu, turbūt kažkaip tai ugdyti savo darbuotojus ir resursų tiekimas. Taigi, kuriant klasterį reikėtų savęs paklausti, ar kiekviena įmonė yra stipri tam tikroje srityje, reiškia, ar jūs naudojate ten modernius vadybos metodus, galbūt jūs įmonės, su kuriomis jūs bendraujate, šiaip bendraujate paprastoje veikloje, reiškia, turit vieną kitą kontraktą, galbūt jos turi kažką įdomaus ir gali su jumis pasidalinti. Ar jūs turite labai efektyvę, labai gerą, reiškia, įrangą, kuris gali taupyti kaštus, galbūt labiau verta pirkti iš kolegų. Be abejo, tai gali būti atliekama ir sutartiniais santykiais, tačiau ilgalaikiai nusistovėję santykiai klasterio pobūdžių arba netgi bendrai įsigyta įranga duoda daug geresnius rezultatus. Taigi, kokios yra klasterio veiklos? Pačia bendraja prasme, reiškia, dažniausia klasteriuose yra kuriami nauji produktai arba kuria bendrai, reiškia, atskirai sukurti produktai, jiems formuojama bendra eksporto strategija ir galima tos produktus kažkaip tai, reiškia, išvežti į užsienio rinkas, dalyvauti parodose, pritaikyti strategijas įvairias pardavimų, kurios siejasi ten cross-selling, upselling. Ir labai svarbu prie visų šitų išvardintų veiklų, kurios yra tos vadinamos papildomos veiklos, jos nėra kaip stambios ekonominė vertė, bet tos veiklos yra dažnai taupančios kaštus. Tai yra bendras marketingas, ar ne? Bendra reklama, ypač jeigu tai yra užsienyje, arba dažnai mes turime vadinamą brandingą, kai turim pavyzdžių, kai klasteris daro visų įmonių vieną brandingą, užsideda vieną ženklą, tuo tarpu ir pasiekia daug didesnį žinomumą, negu kiekviena įmonė atskirai užsidėjusi tą patį ženklą. Reiškia. Mes turėjom vieną mano kolegės pavyzdį iš Italijos, kai kosmetikos klasteris turi brandą savo ir ten yra labai daug įmonių ir jie visi yra žinomi tuo pačiu vienu ženklu. Reiškia. Tuo tarpu kai kurios įmonės gamina vieną produktą ar ten keletą ir tikrai nedaugiau. Tuo tarpu jie pasiekia žinomumą iš tiesų visoje Europoje.
Tai čia toks pavyzdys, kaip naudojamas brandingas. Dabar tai pagrindiniai faktoriai, kurie įtakoja klasterių susikūrimą. Ir čia yra turbūt pats svarbiausias dalykas, kuriant klasterį. Tai mes be abejo turim visą valstybės politiką, tai yra visos inovacijų programos, klasterių skatinimo programos, įstatymai, kurie leidžia jungtis. Taip pat konkurencinė aplinka. Tai yra ta aplinka, kurioje mes veikiame. Reiškia, valstybė gali prisidėti prie klasterių skatinimo arba ne. Jeigu valstybė prisideda prie klasterių skatinimo, normalu, kad klasteriai daug greičiau atsiranda, daug geriau veikia. Kitas labai svarbus dalykas yra paties klasterio valdymas. Tai kad klasteris sėkmingai susikurtų, svarbiausias yra dalykas, kad būtų išrašytos ir susitartos, reiškia, procedūros ir metodologijos, kaip klasterio nariai vienas su kitu tarpusavį elgsis, nes vėliau, jeigu tos procedūros nebūna aptartos arba išrašytos, jos paskui sukelia labai daug problemų, nes žmonės paprastai turi prielaidų ir jeigu dėl jų aiškiai nesusitarta, tai vėliau atsiranda nesutarimai, kalbama, kad vieni tikėjosi to, kiti to, reiškia, rezultatas visai ne tas. Tai svarbiausia susitarti, ko vis dėlto iš to klasterio valdymo yra tikimasi. Kitas dalykas yra labai svarbus klasterio lyderis. Mūsų nuomonė ir ekspertų nuomonė geriausia, kai klasterio lyderis yra neutralus, kitaip tariant, nepriklausantis ne vienai įmoniai, kad dėl tos pačios priežasties, kad visas įmonės atstovautų vienodai ir nekiltų, reiškia, tų klausimų, kas ką daugiau atstovauja. Iš kitos pusės tai yra susijęs su finansavimu. Tai paprastai ta įmonė, kuri daugiau finansuoja, natūralu, kad dažnai neturi pinigų išskirti, reiškia, paprastai duoda savo darbuotoją, kuris ir atlieka ypač pradžioje tą lyderystės vaidmenį. Tai čia, kaip pasakyti, yra medalio dvi pusės, bet klasteris be lyderio tai vienareikšmiškai yra klasteris, kuris neveikia, nes reikia organizuoti bendrus susitikimus, reikia organizuoti bendras idėjas, dirbti grupėje ir visada turi būti tas lyderis. Tai ir be abejo klasterio narių motyvacija, kaip žinia, be motyvacijos niekas nejuda. Ir dar kita, kuri man atrodo dar svarbesnė dalis, tai yra pasitikėjimas. Reiškia, pasitikėjimas bendraja prasme, tarp viešo sektoriaus ir įmonių, bet pasitikėjimas ir pačia ta siauriausia prasme, tai yra klasterio įmonių viduje. Tai šitoje vietoje man labai patiko Brené Brown, ta prasme, palyginimas su kas tai yra pasitikėjimas, reiškia. Viename pavyzdyje jinai sakė, kad pasitikėjimas yra tai kaip didelis stiklinis indas, į kurį su kiekvienu veiksmu dedame po vieną saldainiuką. Ir jisai pamažu prisipildo su kiekvienu geru veiksmu, teigiamu veiksmu, kuris stiprina tą pasitikėjimą. Tačiau yra tokių veiksmų, kuris vienas gali ištuštinti pusę arba viso tą indą. Tai tas pasitikėjimas jis yra auginamas, reiškia, auginamas. Ir veikiant kartu reikia nepamiršti, kad vienas ar kitas veiksmas gali iš tiesų priešiškas veiksmas arba kažkoks tai, kuris gali būti kolegų vertintas priešišku, gali iš tiesų labai daug sugadinti. Be abejo, versle kiekvienas veikia savo interesų ir kiekvienas, ta prasme, tai yra konkurencija. Mes negalim žiūrėti, ką kolegos veikia, bet veikiant klasteryje reikia sutarti konkrečią sritį, dėl ko jūs veikiate kartu ir šitoje vietoje ugdyti pasitikėjimą. Mes darėme apklausą, klausdami Lietuvoje klasterių, kas buvo pagrindiniai tikslai kurtis į klasterius. Tai čia jūs matot, reiškia, kelių tyrimų rezultatus. Paskutinio tyrimo rezultatai yra apačioje, kur buvo įvardinta, kad dažniausiai įmonės ieško gamybinio ir vystymosi sinergijos efekto. Labai yra aktualu Lietuvos įmonėms išeiti į užsienio rinkas ir gauti kitus konkurencinius pranašumus tiek vietinėje, tiek užsienio rinkoje. Šitą tyrimą atliko PricewaterhouseCoopers mūsų projekte. Taigi, ir taip pat susijęs su situacija Lietuvoje, kitas mano slaidas, reiškia, kiek kokiame sektorėje mes turime
klasterių. Tai čia, būdama šitoje auditorijoje, aš galiu tik pasidžiaugti, kad IT klasterių mes turime Lietuvoje daugiausia, ko gero jos lengviausiai kurti ir daugiausia bendrų interesų yra. Tai čia yra gyvas skaičius 55, ne popierinis, noriu pasakyti, tiek yra registruotų pas mus tinklapyje ir dar aišku yra keli pridėti, kurie neatsiliepia, bet mes žinome, kad jie veikia. Mes juos visus perskambiname, visus mes juos žinome, tai tiesiog duomenys yra iš tikrųjų labai tikslus. Be abejo, yra tokių klasterių, kurie niekur nėra pasiskelbę ir niekada nieko nėra informavę, ne jokias paraiškas, niekada nesikreipia į mūsų projektą ir jų jungtinės veiklos sutartis yra ganėtinai slaptintos. Tai tokių klasterių mes, aišku, nefiksuojam ir neturim galimybės užfiksuoti. Tai būtų tiek apie mano pranešimas. Jeigu jūs turit kokių klausimų, aš pabaigoje dar porą papildomos informacijos pasakysiu, bet visai mielai atsakyčiau klausimus, jeigu turite kokių. Taip. Koks yra objektas? Pavyzdžiui, yra asociacija. Taip. 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 Klasteriai. Taip. Skirtumai, ten metodiką mes turim labai gerai išdėstyti tie skirtumai, bet aš neįsiu į atskirai skirtumus. Klasteriai kaip junginį, tai nėra veiklos forma. Klasteriai yra steigiami būtent arba asociacijos forma, arba jungtinės veiklos sutarties forma. Tai priklausomai nuo to, kokie yra interesai, galima daryti arba vieną, arba kitą, reiškias, formą juridinę, bet ir juridinę formą reikėtų pritaikyti prie to, kokie yra klasterio tikslai, reiškias, kas jums yra patogiau, reiškias. Jeigu jūs planuojate jungtis ten tik tai labai aptakiom veiklom, tokiom kaip, nežinau, sudalyvavimui vieną kitą kartą parodose ir nenorite dirbti labai intensyviai, reiškias, jungdami daug veiklų, galbūt asociacija yra tinkamas dalykas. Jeigu jūs norite kurti kartu projektus, produktus, nežinau, įvairias paslaugas, investuoti į R&D, tai tikrai reikėtų, manau, jungtinės veiklos sutarties, kur būtų aiškiai išrašyti, ką jūs įdedate ir ką jūs iš to gaunate ir tuo pačiu pasidalinti intelektinę nuosavybę ir visus kitus dalykus, nes čia yra patys svarbiausi dalykai. Virtuali tokia sąvoka gauna. Taip. Rašom jungtinės veiklos sutartį, o mes klasterį. Kaip pasakyti, santokos irgi būna popierinės arba tikros, tai klasteris taip pat gali būti popierinis arba tikras, tai kai kurios ir santokos daromos iš skaičiavimų, klasteriai taip pat, kai kurie yra įsteigiami, kad gauti struktūrinius fondus, tai jeigu šita prasme, tai taip. Noriu paklausti ekonominė prasme, kokios tai yra, reiškia, ar yra kažkokios ekonominės lengvatos, pirmas dalykas? Ir antras klausimas būtų, ar labai pažįstamas paskirtim, ar tarp valstybinių klasterių, reiškia europiniam kontekste, koks yra reguliavimas ir kokia yra ekonominė, Reiškias, gal aš pradėsiu nuo antro klausimo, gerai. Tarptautinė prasme yra daug tarptautinių klasterių ir jie nėra kažkaip specialiai reguliuojami. Tiesiog tai yra įmonėm taikomos tie patys reguliavimai. Be abejo, įeiti tarptautinį klasterį ir jame dalyvauti pilnateisių narių yra daug vertės, nes jūs automatiškai išeinate ir į tų partnerių rinką galbūt, galite dalintis resursais, galite turėti bendras duomenų bazės, žinių bazės, ta prasme, tai yra didelis privalumas. Iš mūsų patirties, kiek mes iš projekto mėginome kalbėti su tais tarptautiniais klasteriais, yra gana sunku taip įsilieti tarptautinį klasterį be jokio pradinio darbo. Paprastai būna taip, kad įmonė iš pradžių dirba su kažkokia užsienietiška įmonė, kuri jau yra tame klasteryje ir po kurio laiko užsirekomendavę, jie tiesiog įsitraukia, nes turi daug bendrų veiklų. Tiesiog taip ateiti ir pasakyti, kad priimkite tarptautinį klasterį, galbūt reikia paieškoti, galbūt jų yra tokių, kurie tą darytų, bet tai nėra taip lengva, reiškia, tai reikalauja daug darbo. Nes tai yra susijęs su pasitikėjimu, svarbiausias dalykas, reiškia. Dabar dėl paramos, tai Lietuvoje, reiškia, mūsų vyriausybė skatina klasterių veiklą ir mes jau matėme, pavyzdžiui, naujos galimybės buvo tik tai grupinės. Tai yra tam tikra prasme, yra skatinimas jungtis į grupės. Mes turėsime taip pat priemonės klasteriams skirtas finansavimo kvietimai yra dar nepaskelbti, bet jos yra numatytos tos priemonės. Dabar nežinau, kaip šitam
periode vadinasi, praeitam periode vadinasi nuo cluster plus. Verslo klasteris dabar vadinasi, reiškia, tai ta parama iš tiesų jinai bus, reiškia, tie kietieji projektai, minkštieji projektai, jeigu kietieji projektai yra skirti infrastruktūrai. Kaip? Taip. Tai yra struktūriniai fondai, reiškia, reikia ir savo dalį kažkiek įdėti, reiškia, paprastai 50% reiktų paskaityti tiksliai kvietimą, kad visas sąlygas sužinoti. Bet iš tiesų valstybė skatina klasterius vien todėl, kad tai yra pati produktyviausia veiklos forma. Jeigu klasteris gerai veikia, tai kuria daug didesnę pridėtinę vertę, negu kad įmonės atskirai. Dėl klasterio registro. Yra kažkokia registravimo procedūra? Taip. Neprivaloma, jūs sakėte. Tikrai ne. Tikrai neprivaloma. Tie klasteriai, kurie nori, kad jie būtų įtraukti į tinklapį, kreipiasi į mus ir mes juos įtraukiame tiesiog. Tai mes tą klasterių registrą ir turim tokį kaip ir valstybinį, nevalstybinį. Reiškia, mes kaip ir jos, kaip valstybinė įstaiga, juos visus registruojame, reiškia, tą tinklapį, bet jis nėra kažkoks tai oficialus, ar būtinas, ar privalomas. Aišku, ūkio ministerija visada labai nori žinoti, kiek tų klasterių yra ir kur kaip jie veikia. Tai esam kelis kartus girdėję idėjų, kad galbūt reikėtų padaryti taip, kad klasteriai būtų priversti registruotis. Nu, tarkim, jeigu jie yra neregistruoti, galbūt jie negalėtų pateikti paraiškos kažkokiai tai paramai gauti. Bet vėlgi, ne visi klasteriai, ne visiems reikia tos paramos, jie tiesiog veikia ir viskas. Tai šiuo atveju nėra tokio privalomo registro, į kurį reikėtų užsiregistruoti. Bet jeigu kažkas nori paskelbti apie save, savo informaciją, tai mes visus priimam į mūsų tinklapį cluster.lt. Reikia suprasti tarptautinę dimensiją Europos Sąjungos, ar gali būti klasteriai dalyvauti ir ne Europos Sąjungos šalių kompanijos? Dažniausiai mes kalbam apie Europos Sąjungą, bet be abejo niekas nepriboja, galima dirbti ir, nežinau, su kiniečiais vienam klasteryje, jokios nėra tokio apribojimo. Čia tiesiog yra kiekvienos įmonės veiklos specifika. Jeigu jūsų yra labai daug kolegų tam tikroje šalyje, visai aš, pavyzdžiui, nenustepčiau, jeigu tai būtų vien su kokia nors Švedija arba vien su Suomija susiję, ne klasteris. Tarkim, lietuvių yra tokių įmonių, kurios dalyvauja, pavyzdžiui, Suomijos ten IT klasteryje. Tai fantazijai nėra ribų. Iš tiesų taip.